Kelionės ir pragyvenimas iš jų yra tema, kurią aš tyrinėjau visus metus. Kelionės yra daugumos žmonių gyvenimo dalis. Kelionės dažniausiai siejamos su laisvalaikiu ir pramogomis, bet ne kaip darbas. O darbas juk turi būti patrauklus. Pats geriausias darbas, tas, į kurį eini kaip į šventę, lauki kiekvienos darbo dienos, o būtent toks galėtų būti darbas keliaujant. Pažindinantis ir tuo pačiu dar suteikiantis visuomenį informacijos. Tai kodėl pragyvenimas iš kelionių nėra įprastas dalykas? Nes tai atrodo rizikingas ir neapibrėžtas kelias iki sėkmės. Šią problemą atradau, kai sugalvojau savo projekto temą. Ir nusprendžiau, kad tiek man pačiam, kaip ir visiems kitiems yra svarbu suprasti, kad tai nėra kažkas neįmanoma. Ir kad visiems verta sužinoti, kaip veikia visa kelionių laidų sistema ir ko reikia geram keliautojui. Į klausimą, ko reikia geram keliautojui, atsakys mano apklaustas keliautojas Martynas Starkus. Iš tai galiu pasakyti esminius dar dalykus, kurie labai svarbus yra keliautojui, kas, manau, tau irgi praverstų, kad netgi galėčiau pasakyti, kad tai yra 3 turbūt dalykai, kurie labai svarbus. Tai yra kantrybės, reikia labai daug, reikia pagarbos tiems kraštams, kuriuose atsiduri. Ne baimės, bet pagarbos. Ir labai svarbu tai atskirti, kad gerbtai, kai jie daro, kartais atrodytų, kad jie gyvena visiškai ne taip, kaip mes, ir nesąmonės daro, bet tu turi gerbti, nes taip jie gyvena. Ir trečias dalykas labai svarbus yra humoro jausmas. Keiščiausiose, net sunkiausiose situacijose pajuokavus, daug kas tiesiog aplinkoje sušyla, santykiai pagerėja, nušvinta saulė ir daug problemų išsisprendžia ne piktumu, o būtent humoro jausmu. Yra viena būti gerų keliautojų, bet visai kita išmokti tai pateikti žiūrovui įdomią formą. Tai kaip reikėtų pateikti dalykus, kuriuos nori parodyti per savo laidą? Kiekvienas projektas turi atrasti savo žiūrovą ir jeigu mano laidos yra mėgstamos čia Lietuvoje, nebūtinai jos bus mėgstamos kitur, nes paprasčiausiai skirtumai tarp mūsų yra kultūriniai kaip ir kitose šalyse. Tai mano patarimas yra visų pirma surasti istoriją ir žinot, ką tu nori papasakoti. Ir mokėti sudominti savo žiūrovą. Tas yra labai svarbu. Nes parodyti tiesiog, kad štai čia yra paukštis, o čia yra krokodilas. Vienas dalykas. Bet sugebėti papasakoti taip, kad tas žiūrovas tavęs klausytų, žiūrėtų į tavim ir tavim tikėtų, tai čia yra jau didžioji paslaptis. Visų pirma, pats turi labai tikėti. Ir nebūtinai, kad tie, kurie keliauja, moka ir gerai daryti kelioninės laidas. Tai čia irgi yra toks momentas, kur tai ne visuomet reiškia, kad pasiseks. Tam reikia labai daug pastangų, reikia talento, reikia labai daug darbo. Labai sunkaus darbo, nes gali nepasisekti, gali nepavykti. Tada ateina akimirkos galvoja ir aš darau iš tikrųjų tai, ką turiu daryti, gal čia ne mano kelias. Kiek tu gali tam pasišvęsti, tai yra sunku. Dabar apžvelkime finansinę pusę. Influenceris turintis tarp 10 ir 50 tūkstančių sekėjų gali uždirbti nuo 40 iki 100 tūkstančių eurų per metus. O jeigu savo laidas transliuoji per televiziją, tai priklauso nuo sutarties. Galima susitarti, kad transliuotojas apmoka visas išlaidas, į kurias eina transporto priemonės, gyvenamoji vieta, bilietai ir visa kita, o pats keliautojas turi apsirūpinti maistu ir kitais smulkesniais dalykais, bet tuo atveju gauni mažesnį pelną, arba gauni didesnį pelną, bet tada turi atidžiau žiūrėti biudžetą. Kad tapti keliautoju, reikia turėti talentą, bet svarbiausia įdėti daug darbo. Keliausime į Egiptą. Deja, mūsų lėktuvas buvo atšauktas, todėl turėsime važiuoti autobusu.